Visuotinis karantinas Lietuvoje pratęstas iki gegužės 11 dienos. Švelninamas jo režimas. Naujausi COVID-19 statistikos duomenys. Lietuvoje balandžio 23 dienos ryto duomenimis 1398 patvirtinti koronavirusinės infekcijos atvejai. 399 žmonės pasveiko, 38 mirė. Šalies laboratorijose atlikta jau virš 83 590 koronaviruso tyrimų. Karantino statistika Visagine balandžio 22 dienos duomenimis tokia. Savivaldybės izoliacijai numatytose patalpose iš viso per karantino laikotarpį apgyvendinti 59 asmenys. Šiuo metu ten gyvena 8 žmonės. Parvežti 47 grįžusieji iš užsienio. Savivaldybėje nustatyti 2 COVID-19 infekcijos atvejai. Vienas žmogus jau pasveiko. Savivaldybės administracija primena, kad į karščiavimo kliniką veikiančią Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro patalpose nukreipia tik šeimos gydytojas, kuris išrašo elektroninį siuntimą į karščiavimo kliniką. Klinikos koordinatorius susisiekia su karščiuojančiu pacientu jo nurodytų telefonu ir praneša vizito laiką. Atvykti galima tik savo transportu, ne vėliau kaip 10 minučių prieš paskirtą laiką. Jeigu pacientas neturi galimybės atvykti savo transportu, tada pavėžėjimo paslaugą suteiks Visagino savivaldybės administracija. Dėl pavėžėjimo paslaugos būtina kreiptis iš anksto telefonu 8686 95 251. Lietuvos Respublikos vyriausybė yra patvirtinusi 4 etapų karantino švelninimo planą. Nuo kitos savaitės numatoma įdiegti priemonės numatytas antrame plano etape. Jau nuo šio ketvirtadienio, balandžio 23 dienos, leidžiama atnaujinti veiklą visoms parduotuvėms ir kioskams, įskaitant ir didžiuosiuose prekybos centruose. Taip pat leista turguje prekiauti sodinukais ir augalais. Nuo balandžio 27 dienos galės atnaujinti darbą lauko kavinės, kai kurių grožio paslaugų tiekėjai, bus galima organizuoti vairavimo egzaminus, lankytis golfo, teniso, sporto aikštynuose, zoologijos bei botanikos soduose, taip pat bibliotekose, archyvuose ir muziejuose. Kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigose bus galima lankytis nedidesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, taip pat šeimoms. Viešojo maitinimo įstaigose nebus privaloma dėvėti kaukės. Ateityje numatomi dar 2 karantino švelninimo plano etapai. Balandžio 16 dieną nuotoliniu būdu įvyko Visagino savivaldybės tarybos posėdis. Posėdyje buvo priimti sprendimai, kuriais siekiama sumažinti karantino režimo pasekmes Visagino savivaldybėje. Nuo kovo 16 dienos iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos, įskaitant karantino galiojimo pabaigos mėnesį, Visagino savivaldybei nuosavybės teisę priklausančių patalpų nuomininkai, išskyrus savivaldybės būsto nuomininkus, atleidžiami nuo nuomos mokesčio, jeigu jie vykdė sutartinius įsipareigojimus iki karantino paskelbimo. Uždarai akciniai bendrovėjai Visagino būstas ir uždarai akciniai bendrovėjai Visagino energija rekomenduojama neskaičiuoti gyventojams delspinigių už šilumos energijos, vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą, bendro naudojimo objektų administratoriaus teikiamas ir kitas paslaugas. Taip pačioms įmonėms rekomenduojama neskaičiuoti delspinigių už šilumos energijos, vandens tiekimą, nuotekų tvarkymą fiziniams ir juridiniams asmenims. Visagino savivaldybės administracijai rekomenduojama neskaičiuoti delspinigių gyventojams ir kitiems atliekų turėtojams už nesumokėtą vietinę rinkliavą. Nekilnojamojo turto, žemės mokesčių mokėtojai ir valstybinės žemės nuomininkai atleidžiami nuo šių mokesčių mokėjimo už Visagino savivaldybėje esantį privačios nuosavybės teisę valdomą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus.
Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančių ugdymo mokyklų mokiniai ar jų tėvai, globėjai, rūpintojai atleidžiami nuo atlyginimo mokėjimo. Taip pat iki karantino pabaigos bus taikoma 100% nuolaida įsigyjant važiavimo bilietus vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais Visagino miesto maršrutu ir maršrutais į sodininkų bendrijas bei į kapines. Detalesnė informacija apie priimtus Visagino savivaldybės tarybos sprendimus rasite Visagino savivaldybės interneto svetainės skiltyje Teisinė informacija. Ignalinos atominėje elektrinėje geros žinios. Pirma, kai kurie žmonės jau grįžo po 2 savaitės trukusios prastovos, kuri buvo paskelbta siekiant sumažinti koronaviruso plitimo riziką. Antra, prastovos metu buvo sukurtos ir įgyvendintos papildomos priemonės darbuotojų saugai padidinti. Šios priemonės buvo teigiamai įvertintos Europos komisijos, nuo kurios priklauso Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektų, įskaitant darbuotojų atlyginimus finansavimas. Ir trečioji žinia, kurią džiaugsmingai priėmė Ignalinos atominės elektrinės kolektyvas, Europos komisijos sutikimas apmokėti darbuotojų prastovą ir išmokėti bazinės algos dydžio atlyginimą. Šią savaitę Ignalinos atominė elektrinė atnaujino strategiškai svarbius procesus – kuro pakrovimą į konteinerius, gabenimą į saugyklas ir kitą su radioaktyviųjų atliekų tvarkymu susijusią veiklą. Taip pat šią savaitę ruošiamasi tęsti išmontavimo darbus. Kitą savaitę prasidės demontavimas ir su tuo susijusi veikla. O trečią savaitę bus atnaujintas pirminis radioaktyviųjų atliekų perdirbimas ir visi likusieji procesai. Šiuo metu atominėje elektrinėje siekiant užtikrinti minimalų kontaktų kiekį reguliuojami personalo srautai. Darbuotojai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis, matuojama jų temperatūra. Šiandien mūsų darbuotojai yra saugus ir darbai tęsiasi, sako Ignalinos atominės elektrinės generalinis direktorius Audrius Kamienas. Televizijos filmavimo grupė neseniai lankėsi benamių gyvūnų prieglaudoje. Bandėme išsiaiškinti, ko trūksta mūsų mažiesiems draugams. Juk karantino laikotarpiu parduotuvėse negalima rengti paramos akcijų. O būtent jų metu daugelis visaginiečių aukoja maistą keturkojams prieglaudos gyventojams. Į šią vietą iš senosios prieglaudos mes persikėlėme prieš 3,5 metų, o dirbame jau 8 metus nuo 2012. Pasakoja prieglaudos direktorė Aliona Lechovič. Nuolat kažką statome, nuolat kažką veikiame. Gyvenimo sąlygos gyvūnams vis gerėja. Gyvūnų daug. Dabar prieglaudoje apie 60 kačių ir 62 šunys. Aliona džiaugiasi, kad būna ir sėkmingų istorijų. Prieš savaitę vieną šunį, kalytę Almą, kurios nuotrauka buvo patalpinta Facebook'e, paėmė žmonės mylintys gyvūnus. Dabar ir šeimininkai, ir augintinė džiaugiasi nauju laimingu gyvenimu. Pasiteiravus, kaip prieglauda išgyvena karantino sąlygomis, juk parduotuvėse savanoriai nebegali rinkti aukojamų maisto produktų, direktorė apgailestavo, kad nebegali veikti ir prieglaudai priklausanti parduotuvėlė Vilties gatvėje. Akcijos miesto prekybos centruose nebevykdomos nuo vasario mėnesio. Sunku, nes prieglauda gyveno akcijų ir parduotuvės sąskaita. Teko skolintis pinigų, atvirauja Aliona. Tenka skolintis, nes gyvūnus reikia maitinti ir prižiūrėti, mašinoms reikia kuro, turi būti remontuojama ir tvarkoma pati prieglauda. Gyvūnai privalo gyventi normaliose sąlygose. Prieglaudos vadovė prisipažįsta, kad bene pirmą kartą teko kreiptis į miesto gyventojus ir prašyti paramos. Džiugina tai, kad atsiliepė daug norinčių padėti žmonių. Buvo pervesta apie 600 eurų. Tai yra beveik tiek, kiek surenkama akcijų metu per 3 mėnesius. Už šias lėšas nupirkta ėdalo, apmokėtos sąskaitos, pavyko padengti kai kurias skolas. Aliona Lechovič pasidžiaugė, jog yra labai laiminga ir be galo visiems dėkinga.
Žmonės aukojo pagal galimybės, kai kas nuoširdžiai pervedė po 3 eurus. O štai vienas vyriškis paaukojo net 200 eurų ir atsiuntė gero ėdalo, konservų. Kitas visaginietis pervedė 100 eurų. Tada Aliona pabrėžė, kad yra be galo dėkinga šiems visaginiečiams, nes prieglaudoje tai milžiniškos sumos ir šių pinigų dėka ji išgyvena. Direktorė tikisi, kad savivaldybė organizuos paslaugų pirkimą ir prieglauda pasistengs jį laimėti. Tada būtų lengviau. O dabar reikia ištverti karantiną. Dar Aliona paatviravo, kad jau apie 1,5 metų kas mėnesį arba 1,5 iš vienos interneto parduotuvės Kaune prieglaudai yra atsiunčiamas labai geras ėdalas šunims. Šis asmuo panoro likti anonimu, bet Aliona, pasinaudodama progą, išreiškė jam begalinį dėkingumą už pagalbą. Už tai, kad šunys gali maitintis labai puikiu kokybišku ėdalu ir tuo pačiu paprašė nepažįstamojo geradario neaukoti šunims sauso ėdalo, o jei įmanoma sumą aukojamą prieglaudai padalyti pusiau bei skirti ir kačių ir šunų konservams, nes prieglaudos gyventojams jų labai trūksta. Direktorė dar kartą nuoširdžiai padėkojo šiam dosniam žmogui. Taip pat buvo papasakota, kad gyvūnų prieglauda gyveno ir gyvena iš 2%, kuriuos perveda Visagino gyventojai. Šiais metais pasikeitė terminai ir paraiškų dėl 2% skirimo priėmimas pratęstas iki Liepos mėnesio 1 dienos. Pasibaigus karantinui, prieglaudos Padėk man administracijos atstovai aplankys žmonės, kurių prašymai baigėsi jau ankstesniais metais. Aliona Lechovič nuoširdžiai paprašė visų kol kas esančių namuose 2019-aisiais dirbusių ištisus metus užpildyti deklaracijas ir nepamiršti prieglaudos, nes jūsų skiriamos lėšos padeda prieglaudai išgyventi. Būkime jautresni, gailestingesni ir nenusigręžkime nuo gyvūnų, negalinčių pasirūpinti savimi, juk jie tik dėl žmogaus kaltės tapo beglobiais.